Sveiki, mili žiūrovai, malonu jūs vėl matyti ir susirinkusius, kad jūs stebite mus, tai ir kad palaikote. Šiandien turime naują svečią ir kad jį geriausiai labiausiai pristatyti, tą patį leisiu jam pačiam pristatyti save, kad pristatyk taip, kad kažva žmonėm, kad, pirmą kartą tave matant ar tą veidą, dar kažką, kuo tu labiau minti, su kuo tu esi asocijuojamas, ta prasme, ir kaip gal tu pats norėtum, kad su žmonės tave asocijuotų. Sveiki žiūrovai, sveiki vedėjai, visi, kurie žiūrit. Labas. Geras klausimas, iš tikrųjų šiuo metu tai esu siejamas su krepšinio klubu, su Velžio krepšinio klubu, būtent Gloss Baltic. Antistresiniai kamuoliukai, kas studentai tikriausiai puikiai žinom. Tai su ta mintim ir paėmiau tiek studentai daug streso prieš sesiją, prieš egzaminus, kad ir prie visos būtent Panevėžio kolegijos aplinkos, prie tą mėlyną spalvą pagalvojau, labai teks čia turėti jums podcast'e tokį priminimą apie jūs pačius. Jo, tas irgi ne paskutiniai vietoje, bet šiaip atsakant į klausimą, tai jo, šiuo metu labiausiai turbūt ta veikla būtų su krepšinio klubu susijusi, o šiaip įprastai darbo valandomis tai dirbu Panevėžio rajono įmonėj Margučiai, žemės ūkio technikos būtent įmonė, o ne per seniausiai iš tikrųjų baigiau ir paramediko specialybę, bet tuo neužsiimu, tiesiog, kaip pasakyti, dėl savęs. Taip, grinai niekada negaliu žinoti, kada prireiks tos žinios. Kad aikštelėje, kas jau iš alkūnės, kaip sakant, parėjo, kad greitai staigis. Niekada negaliu žinoti, tai kaip sakau, visada tos žinios į naudą, tai buvo viena tokia įdomesnė atkarpa ir... O kaip, pavyzdžiui, tarkim, dabar jau ką veiki, o kokia būtų pati pradžia? Kas buvo prieš paramedikas, prieš klubą, prieš dabartinę darbą? Tai labiau pasigilinkim, kas tas Donatas buvo priešais. Buvo viena pradžia, būtent šiose patalpose, ir su pačiu perėjom koridoriais, iš tikrųjų labai pasikeitusi Panevėžio kolegija, teko būti ir kolegijos atstovybės prezidentu. Tai sugrįžus čia į šitus koridorius kaip ir pažįstama, bet tuo pačiu tikrai labai per tuos 19 metų labai pasikeitusi ir tikrai mačiau ir jūsų veiklą, kad studentai yra aktyvus, kad Panevėžys turi aktyvius, turi daug, kad ta kolegija iš tikrųjų išliko ir labai faina, tai teko ir man šitus koridorius patrinti, paskui buvo ilgas laiko tarpas nacionaliniam kraujo centre. Esu pats ir kraujo donoras, tai pasinaudodamas progą kviečiu atvykti, duoti kraujo, išgelbėti gyvybių. Žiūrovam, būkit pilietiški žmonės irgi. Jo. O paskui po to etapo kraujo centre į Margučius patraukiau ir dabar... O Margučiai ką labiau užsiema? Tai yra žemės ūkio technika. Pardavimai būtent. O tai kaip atsidūrėt, kadangi mes patys Panevėžio kolegiją žinot, tai kaip jūs patraukė tas pats kelias į Panevėžio kolegiją? Kaip jūs čia papuolėt ir dar plus viso to dar ir studento atstovybės ir buvęs prezidentas? Geras klausimas, daug metų iš tikrųjų prabėgo, koks ten tas tikslus momentas buvo, kodėl, kaip, tai net ir neatsakysiu, turbūt šiam momentui reiktų truputį pagalvoti, bet tuo metu susiklostė ir gerą temą užvedė studentų atstovybė, ką norėčiau pasakyti ir palinkėti, tiek jūsų kartai, tiek ateinantiems, kad pradėjot studijuoti, bet neapsiribokit vien tik paskaitomis, eikit, organizuokit. Mūsų laikais tikrai buvo studentų atstovybė tokia, kaip pasakyti, truputį vangoka, studentus tikrai būdavo sudėtinga išjudinti, bet
tą aktyvą tokį turėjom labai fainą ir tikrai daug dalykų nuveikdavom. Tai tuo pačiu ir daug pasimėm patys. O kuo skiriasi, pavyzdžiui, dabartinės situacija, tarkim, su studentais, tuo pati atstovybė ir tuo metu, kai studijavai? Dabar tikrai negalėčiau per daug, nes nesu gerai susipažinęs su ta situacija. Bendrai tiesiog iš bendro. Tai per daug kaip ką kalba. Jo, bendrai, kad matosi, kad tikrai organizuojat tos pačius renginius, tos pačios mokslinės konferencijos, matosi aktyvumus, pritraukia. Manau, kad viskas eina į priekį ir tie patys studentai nori daugiau gauti žinių, gauti gebėjimų. Kaip ir čia puikia proga, ta prasme, tikrai galėtumėt jūs patys to nedaryti, neiti čia kažkur po paskaitų, po darbų, o ramiai savo kažkur leisti laiką ten, bet manau patys puikiai suprantat, kad tai yra labai gera savotiškai ir mokykla, taip, ir praktika šalia, ir papildomos žinios, papildomos pažintis, papildomi gebėjimai, kurie prie to paskaitų būtent sąrašo pridės dar jūsų asmenybei. Kas pati, sakai, kadangi, kai pradėjai studijuoti, ar ne, sakai, kad neapsileiskit būtent tik tais pačiais studijom pačiom, bet ir įsitraukit tą pačią. Tai kas tau gal pačiam, kaip žinai, kas tau buvo studento atstovybė, ta veikla, ta prasme užklasinė veikla, kodėl tu norėjai įsilieti, žinai, gal ir gal pasėtų mintį, žinot, ir kitiem, gal ateinančiam, ta prasme, gal kuriems dvejojantiems, kurie gal klausosi, gal dalyvauja, bet nežinau tiksliai, ar čia įsilieti, ar neįsilieti, ta prasme, bet ką pasakytum, gal nes yra tikrai tokių žmonių ir tiesiog jas reikia pamotyvuoti. Jo, aš dabar beklausant klausimo ir prisiminiau, irgi tekdavo kartą kitą tą kalbą sakyti ir ką mėgdavau sakyti, kad studijos tai nėra mokykla ir mokykloje ten tarsi tokia prievolė, kad turi tas 12 klasių pabaigti, ten išmokti ABC, daugybos namų darbai, ta prasme panašiai. Taip, yra tvarka, o ateini į kolegiją, į universitetą, ten jau nebe tave moko, o tu mokaisi pats. Ir tikrai tas bent jau man jaučiasi. Jo, ir tu mokaisi pats. Ir ką tu išmoksi, ką tu pasimsi per tuos 3, 4, 5, 10 metų daktarai mokosi ir panašiai. Tai ką tu išmoksi, ką tu pasimsi, ką tu per tuos metus susikursi savo, tą turėsi gyvenime. Tai vėl, kaip ir minėjau, kad prie paskaitų, būtent per papildomą veiklą, tu gali susirasti darbus, tikrai neabejoju, kad ne vienas, ne 2, ne 3 studentai kažką veikdami šalia, jeigu ne studijų metu, tai po studijų susiras darbus, nes kažkas per tą užklasinę veiklą jos pastebės, nes pažinčių tas pasimesgymas, irgi, kad kaip pasakyti, neįžeidžiant studentų, kurie mokosi ir stropiai mokosi ir turbūt per žinias eis, bet jie praranda tą užklasinę veiklą, praranda galimybę paprasčiausiai, kad save parodyti, praranda galimybę pasirodyti ir tą pažinčių, tą patį ratą praplėsti, susipažinti ir aš manyčiau, kad šitą studijų laiką kiekvienas turėtų išnaudoti ne tik paskaitose, bet ir socializavime pačiam. Taip, nes tai yra puikia galimybė pasimti savo viską, ne dėl kažko kito. Kolegijoje šiuo atveju tikrai niekas už pačius studentus nieko nepadarys. Jie turi patys norėti, turi patys savotiškas toks esam gyvenimo mokykla. Čia toks dalykas iš tikrųjų, taip galiu patvirtinti ir tikrai pritarti tai minčiai, vien dėl to, kad aš dabar ir mokinuosi antrą savo diplomą. Iš dalies pirmas diplomas buvo labiau moksliukas, labiau sėdėjau prie knygų mokymuose. Tai tas dabar jau kasas pasileidęs. Kasas flogus pasileidęs.
Tai dabar yra tokia situacija, kad tiesiog tu žinai, kad vis tiek tu išeisi darbinę aplinką, vis tiek tu reikės iš naujo mokytis arba mokytis papildomai, tai ir tą ir darau. Iš tikrųjų, tiek aktyviai veikiu, tarkim, pačioje savybėje, pačioje kolegijai ir aišku, dabar turiu pilną etatą darbą vos ne pagal specialybę, tik tais, kad ne mechanikos, o statybų inžinieriai. Tai projektavime, tai iš dalies viską galima padaryti. Technologų vis labiau buvo, reikės kaip tą, o aš tai būna dažniausiai bent jau sakau, irgi, kad patiems studentams ar ką pamatau, kurie gal, kad ir tas pačiais, suorganizuojam kažkokį renginį, žinot, tas pas, buvo ar tai krikštynas, ar tai tas pats Lavynas, gal tai ne mūsų, tas šventės, bet tai tiesiog tas galimybė yra susiburti patiems ir praleisti gerą laiką. Tai nes aš, patys žinom, kai visi skirtingi esame ir amžius, ta prasme, ir gyvenimo situacijos vasti irgi yra, bet kai vienas dalykas, kai tu neturi, ne tavo keliai nesusiduria taip dažnai, ta prasme, pro kolegijos koridorius taip pat, bet tas galimybė, kad susitikti tai kažkokio šventį, būtent, žinot, ir ta prasme, kur kažką pabendrauti, tiek ir su užsieniečiais galima, kad užmeisti tais, kuriais atvažiuoja trumpalaikiais, bet ir irgi, kurie paskui ilgalaikis ir bendravimą tą patį užsimesgia, ar tais pačiais, kurie gyvenančiais pačiams žmonėms, kad čia buvo, paskui eini pro miestą, o pamatai, sveiki, ta prasme, žiūrėkit, gal į kavaką jau kartu nueini. Tai toks, man bent jau asmeniškai kažkaip taip matas, nežinau, gal pats pritartumėt, ne? Jo, tikrai pritarčiau tai minčiai ir beklausant jūsų, pamenu tais 2010, 2011 legendinis klubas, nežinau, jaunoji karta tikrai neprisimins, Tuborgas veikdavo ir buvom pradėję daryti su Tuborgu studentų ketvirtadienis, jeigu neklystu, kada kviesdavom kiekvieną ketvirtadienį, o paskutinį mėnesį ketvirtadienį, jeigu dabar gerai pamenu, vykdavo koncertas, tai mes ten ir Vaidą Baumilą esam turėję ir tuo metu mokinukės, kada studentai ten... Visą grandiozinę hebrą kaip tokia. Jo, gal jau studentės buvo mokinukės, dar, bet tarp mokinukų ir studenčių... Studentės geriau, žinai. Jo, tai ten už simbolinę kainą tie būtent studentams, aišku, ten galėdavo visi lankytis, bet kviesdavom ir tikrai labai daug grupių. Ir tų nuotolinių kursų studentai, jie ten turėdavo galimybę išeiti, susirinkti, pasėdėti, pašokti, pabendrauti ir, toks savotiškas studentų judėjimas buvo. Užmenėt tą patį mintį, kad kaip jums atrodo tuo metu jūsų atstovybė, kuo jūs labiausiai fokusavotės irgi? Kaip būdamas ir prezidentas, irgi, kas toptelė daryti gyvus vakarus, ta prasme, su muzikos atlikėjais, ar kaip tas būdavo vien, nes daugumas, žinot, klausydamas, irgi kaip su žmonėm, irgi klausyti, tai ar tai mūsų studentai, ar tai ne mūsų studentai, ar tai gal kokie rėmėjai mūsų, bet kaip pavyko tai suorganizuotas pats komandiškai, bent jau man, kad tas pasiskirsimas ir suvienyti žmonės, kad tikslingai. Gal sakyčiau, mes išpuolė labai tinkamas laikas, kad nebuvo labai daug aktyvių studentų ir kai nėra pasiūlos, jie patys studentai labai vangiai viską žiūrėdavo ir mūsų atstovybė būtent, kai pradėjo tą visą veiklą, mes pradėjom nuo renginių, kad sukviesti, kad išlistų, kaip pasakyti, studentai iš bendrabučių, iš to studijų prie knygų ir truputį išeitų, pabendrautų, susipažintų tarp grupių, tos pačios krikštynos ir kiti renginiai. Būtent kaip sekėsi? Iš pradžių tikrai sunkiai, kiek pamenu, tikrai būdavo sudėtinga prisikviesti į renginius studentų, žmonių, kad sakau, buvo tas laikas, kai
tikrai sudėtinga buvo, nes jeigu nieko nevyksta arba ten kažkokių mažiau renginių, tai labai... Tai 20 metų, kai toks dar pats vystymas gavo, kai miestą tos pipidžių. Dar kaip tik po tos krizės vadinamos. Tai tas išjudinimas, bet tikrai tuo metu mums pavyko su partneriais, būtent su tuo Tuborgu, vyresnė karta tikrai prisimins... Prisimeni pats. Toks, be žodžio, iš karto mintis jau liejasi prisiminimai. Jo, bet nebūdavo ten, ką vyresnė karta irgi galbūt kažkiek neigiamos dalies prisimins, bet tie ketvirtadieniai tikrai daug dėmesio buvo skiriama saugumui ir kad studentai galėtų ateiti, saugiai jaustis, saugiai pašokti, pabendrauti, susipažinti ir manau, kad pavyko tą pradžią padaryti, o tada vėlgi, kai išjudini per renginius, kai studentai įsitraukia, tada yra lengviau su jais bendrauti apie akademinius klausimus, apie socialinius klausimus, jie tada lengviau atsiveria, jie patys žino, su kuo bendrauti, jie pasako problemas, kurios galbūt ne visada, ateiti į kabinetą ir sakyti, žiūrėkit, turim problemų ten su bendrabučiu, blogai čia, turbūt taip nedaro, bet kai pajauti tą ryšį, kai pabendrauji, kai jau tokie savesni tampam, bent jau pažįstami, tai pačiam studentui yra lengviau, bekalbant, bebendraujant, sakyti, bet ten yra ta problema, gal jūs galėtumėt su kolegijos vadovybė kažkaip pabendrauti, paspręsti tą problemą. Tai manau visi nori, kad studentams būtų gerai, tiek ta pati kolegijos vadovybė daro viską dėl studentų, bet irgi ne viską žinos, ne viską supras. Visų detalių, turi tas balsas ateiti iš pačių, tiek norai, tiek pageidavimai kažkokie, tai mums tuo metu tikrai manau, kad pavyko, tą pradžią padarėm ir kiek... Man tai toks noris, kad studentam patiems tokį palinkėjimą, kad ir duoti, toks atrodo, kurį pats pasibiu, kad kiek atrodo nedaug trūksta, kad kažkiek įsiskirti, ta prasme, tą tokį ekstra, kad padaryti, ir tu toks jų akyse tokį ir kaip pliusiuko netgi turi, ir net toks vos negali būti, kaip ir tavo duris tos pačios atsidaro. Tai toks žmonėm, kurie be abejojantis ar norintis prisitraukti, ar įsilieti dar kažką, ar tiem patiems rėmėjams, kad kadangi kai jūs paremėt, ar tenais prisidedat, vis kažkas yra duoda stimulo, dėl ko norisi daryti daugiau, stengtis, ta prasme, tas pačias, žinant, kad ir lėšas, ten, kad ir dovanėlės, ten tos pačios, kad kažką padovanoti, tai yra faina, ta prasme. Ir tu toks gauni gerą pats emociją, toks, pavyko, padarėm, kas važiavom toliau, bet dar kažką. Ir tas dalykas. Tai va. Ką, Lauri, toks... Susimąstęs, toks labai gerai. Ar dar apie Tuborgą mintise? Vis dar mintise tenais, ypatingai, kai tokia įdomi dovana vis dėlto atnešiau. Jo, ten atnešiau, žinau, kad kitą savaitę tarptautinė studentų diena. Tai ten smulkmena tokia, kad Toks, kaip sakant, visi mielai paminėkit, kad būkit draugiški ir, kaip sakant, ar kursiokus savus pasveikinkit, kad nudžiuginkit tiesiog, kad tai mūsų kaip tokia ir diena. Tai vat. Beje, kaip pavyko, pavyzdžiui, ta prasme, tokius legendinius, estrados vos net atlikėjus, ta prasme, prisikviesti? Labai gerai pavyko dėl to, kad... Bet iš kur kontaktai? Nesudėtinga tą padaryti. Kas buvo tuo metu, kad Tuborgo vadovas tuo metu buvo Panevėžio kolegijos ar baigęs, ar nuotolinių šitų... Sesinių. Jo, studentas, dabar bijau pameluoti, kaip ten buvo, bet jisai pats matė tą kaip ir poreikį tokį, kažkaip netyčia susėdom, pabendravom, darom. Iš tikrųjų, sakyčiau, jie į tokią avantūrą ėjo, nes kaip bebūtų, atlikėjai kainuoja, apsauga kainuoja, taip, viskas kainuoja ir čia visiškai praktiškai buvo iš jų pusės.
mes bandėm siūlyti studentams tiesiog tą... Bet čia labai gerą mintį paminėjai irgi, mes galime, manau, kad kolegiškai, kaip sakant, visi tą perteikti, kad nebijokit išsakyti tas pačius savo idėjų, ta prasme, jeigu turit ar matot, ta prasme, kažkokias, kad ką galėtų pačia studento atstovybė ar kažką, kad norėtumėt, kad tas būtų ar įvyktų, tai parašykit tiesiog SMS, ar tenais tą Messengerį, ar ten Instagram, ar tenais per, tą patį banką mūsų, tas gmailus, ta prasme, kad išsakykit savo idėjas, nebūkit, ta prasme, drovus, gal jūsų gal bus ta idėja, kur bus daug, kiek džiaugsmo galinti atnešanti, irgi, kiek su vakarais įsivaizduoju, vakaronės kokias būdavo fainas. Tai dar papildant, kad ne tiek galbūt kažkas iš studentų turite tą galimybę pasiūlyti studentams kažką. Taip. Ar kažkokį talentą, pamenu dar prie tų vakarų, buvom irgi su partneriais, su viskuo buvom darę savotišką Panevėžio karaokės čempionatą. Karaokės lyga. Gerai paguglinus dar rastume, manau, tas reklamas ir dabar nepamenu, kiek etapų būdavo, tai gal 10 turėjom etapų, irgi kiekvieną savaitę susirinkdavo tiek dainuojantis, tiek mažiau dainuojantis, tiek studentai, tiek iš miesto, būdavo atviras karaokės čempionatas, turėjom komisiją, kiekvieną kartą vis kitą komisiją, pamenu, ir miesto meras yra ėjęs į komisiją ir ta prasme iš kiekvieno etapo ten po vieną ar po du patekdavo į finalinį etapą, bet didžioji dauguma irgi ateidavo grupės, studijų grupės, ta prasme pasimdavo nealkoholinio, pasėdėdavo, pabendraudavo, įsidrasindavo, eidavo kaip kolektyvas kažką padainuoti. Ta prasme, irgi savotiška pramoga, tikrai paguglinkit, manau, dar atkapstysit kažkur tą čempionatą. Bet čia iš tikrųjų gerai labai idėja, realiai patys dabar galėtume atgaivinti. To į komisiją tu irgi sėsi. Jo, aš mielai, tikrai už tą. Man tada neteko komisijoje, man atrodo, per visus 10 ar 8 etapai, kiek ten buvo, taip ir nepabuvojau komisijoje, bet ne tame esmė. Taip, žinoma. Kviesdavom žmonės, tikrai ateidavom ir... A tai kaip sunku būda, kur pasakyti, kur, gal tai jau užteks tau, toks tipo, arba toks tipo, va čia tai netikėtas dalint. Ne, tai viskas ten gerai, visi dalyviai, manau, suprasdavo, dėl ko jie ateina. Vieni ateidavo smagiai laiką praleisti, kiti geriau dainuojantis tuo metu. Dabar nežinau, pasirodysiu neišprūsęs, bet ar kolegijoje dar yra muzikos programa? Nebėra. Tai tuo metu būdavo dar ir būdavo būtent patys. Visi choras, kaip sakant, ateina. Man atrodo, dabar kaip ir pačios programos nebėra, bet vis tiek yra grupės, kažkokie, man atrodo, užsiėmimai yra irgi dainavimai. Man atrodo, kažkas dar yra. Šitą tikrai negaliu. Tik tais reikėtų labiau atkapstyti ir... Jo, tai va, užduotis jums, pasidomėkit, kaip ten kas ir atgaivinti tą... Labai gerai. Karaokės lyga. Gerai, o tai kaip tada gaunasi, pats ką studijavai? Tuo metu statyba. Statybos. Okay. Tai va, pažiūrėkit, visi technologai, 3 technologai susisėsėda. Jo, bet paskui mano gyvenimas nuėjo kitaip, į mediciną, paskui truputį prie kultūros buvo, dabar žemės ūkis, tai nuolatos, kaip pasakyti, yra tas ieškojimas ir jis vis dar nesibaigia. O tai iš karto neįsidarbinai statybą? Ne mano dalykas. Nepatiko? Ne. O tai gerai, tada, kadangi mes jau susirinkom pats pagrindinis, kad krepšinio tai pakalbėkime apie jį. Kaip tenais atsidūrė? Kaip tavo kelias buvo su tuo krepšiniu? Ar tai buvo labiau, kad nuo vaikystės, kuris toks, kur
tarsi, žinai, kaip į tavo į DNR, kaip sakant, įklijuotas, ar kaip pamilai, kaip tavo kelionė? Jo, čia irgi iš to paties kelio studijų būtent už klasinės tos veiklos atsirasdavo pažinčių, atsirasdavo rėmėjų potencialių, su kuo užsimesga draugystė ir tiesiog jau gerokai po studijų sėdėjom su draugais. Na, niekad mes nebuvom profesionalai ir sėdėjom ir sakom, padarom komandą, padarom. Tiesiog, va taip. Čia kur man, čia primena, kur draugelį, kaip tikrai susėdė, ta prasme, nepadarysi. Sporinam, toks įpa ir va toks ant tų žodžių. Panašiai taip ir buvo, aha, ko reikia, gerai, žaidėjų. Aha, yra. Gerai, ko dar reikia? Nu gerai, ten aprangos salės, dar kažkas, aha, rėmėjai, irgi prie to, kiek reikia, ko reikia, taip. Padarom ir pats tame pradėjau būtent krepšinio klube nuo 2018, startas buvo 2018, tada 2019 ar 2020, kada ten ištiko pasaulį sustojimas. COVID, taip. Jo, tai ten visi kaip ir apstojom, paskui vėl atsigavo, tai su draugais būtent su kompanija Panevėžio miesto lygoje žaisdavom, o dabar jau trečias sezonas, kada pradėjom būtent su Panevėžio rajono krepšinio klubu Velžio Gloss Baltic ir atstovaujam Panevėžio rajoną, atstovaujam Velžį, būtent mažų miestelių krepšinio lygoje. Jau nebe mieste, bet tokiu, kaip pasakyti, nacionaliniu mastu. Tai koks tikslas tada, prasme, su pačiu Velžio komanda? Ką? Tikslą turim, šįmet išsikėlę vieną tikslą, bet apie jį kol kas... Čempionais. Apie jį kol kas dar savo mintise, bet visada mes tikslų šalia to sportinio turim ir kitų tikslų. Tai būtent aktyvinti žmonės, pritraukti, sukurti bendruomenę, ką 2 vasaras iš eilės darėm ir šią ateinančią vasarą vėl darysim, tai yra sporto šventė Velžys, būtent Velžys 24 buvo, Velžys 25 ir į tą sporto šventę mes kviečiam ne tik profesionalius sportininkus, bet ten 2 metus iš eilės vyksta pėsčiųjų žygis, vyksta paplūdimio tinklinis, vyksta mini futbolas, vyksta 3x3 krepšinis. Planą turim, nežinau kiek pavyks, dar truputį anksti kalbėtis, prijungti 26 ir bėgimą, bet dar kol kas. Tai kur, jeigu sporto entuziasmams, mūsų irgi, ar patiems kolegijos studentams, irgi ar klausytojams, kurie jūs gali rasti tą pačią informaciją apie vasaros tas veiklas, ar kurias užsiemate, kuri geriausiai jūs būtų, kad juos nukreipti? Mes turime internetinį puslapį, aišku, viskas šiais laikais Facebookas, Instagramas. Tai tiesiog, kad ir pavadinimą, kad ir... Jo, KK Velžio Gloss Baltic arba internetinis puslapis kkvelžys.lt. Tenais pagrindinės, bet aišku, bendradarbiaujam su miesto žiniasklaida, su tos pranešimus išsiunčiam, tai, sakykime, nežinau, čia daug ar mažai, bet netoli 400 dalyvių tiek vienais, tiek kitais metais. Tai čia labai daug. Toks, ta prasme, lyginus kaip Velžiai, tai sakyčiau daug surenkt. Jo, tai, aišku, per tas sporto šakas išsiskirsto, aišku, aktyviausiai tai 3x3 krepšinis, nes vasarą visi nori... Ir aišku, pėsčiųjų žygis, kur bandom aplink Velžį, apylinkėm, kad žmonės susirinktų. Kiek kilometrų gaunasi? Pirmais metais kažkas gavosi apie 10 km trasa buvo ir miško, buvo ir tų tokių traselių, irgi išgirdom tokius atsiliepimus, kad gal su mažais vaikais, su vežimėliais nelabai ta trasa, 2 metais pasirinkom daugiau asfalto,
kad viskas asfalto, išgirdom atsiliepimus, kad per daug to asfalto norim miško. Tarsi irgi sunku suderinti viską, ta prasme visus, kad patenkinti visų poreikius. Jo, tikrai neįtiksim, tikrai atsiprašom, jeigu kažkam netiko kažkuri trasa, bandysim yra geriau. Bet kaip ir minėjai prieš tai, yra kompanija, su kuria tu eini ir su kuria tu mėgaujasi tą pasmetą to pačią. Jo, mes irgi, kaip pasakyti, kas mūsų klubą jungia, mes nei vienas šiame klube nesam dirbantis. Mes visi turim veiklas, kaip mūsų krepšinio klubą irgi sudaro žmonės, kurie darbo metu dirba, tai turim ir gimnazijos direktoriai, ir moksleiviai, ir studentai, ir buvę rankininkai. Ta prasme, mes kiek šnekėjom po praėjusio ir prieš šitą, kad labai daug įvairių sričių žmonės susirinkė, bet tą savo laisvalaikį aukoja būtent sportui, bendruomeniai mūsų augančiai, krepšiniui ir atstovavimui būtent mūsų klubo, Panevėžio rajonui. Kas irgi smagiausia, kad ir labiau paskatinsim, kad dalyvaukit irgi būkit aktyvesni ir sportuokit ir prisižiūrėkit save, kaip sakė, nepamirškit sveikatą, nes kiek bendraujant būna su atstovais, ar tai su direktoriais, ar tai su verslo žmonėms, kad per tokią aplinką, kad ir žaidžiant kartu su jais, ar ten bavaikštant, kaip jie visai ir nori pasidalina savo tą patim patirtimim, kad tu gali laisvai gauti tą pačią prieigą prie tų žmonių ir toks jų sužinoti. Tas tokius kaip kampus, kur galima gal biškį nukirsti, kad tą tikslą pasiekti irgi, tai tas irgi labai faina, tai tikrai nepatingėkit. Jo, tai pamečiau mintį, pratesk to. Vis dar kai. Man, pavyzdžiui, kas man įdomiausia, tai būna irgi, kai pakalbėti, kaip skirtumas tarp tų kartų, irgi ką jūs labiausiai gal tu matai, Donatai, kai matai, tenka dirbti tiek su vyresnio amžiaus, kur savo kartos, ir tiek su moksleiviais ar tenais pačiais studentais, kurie gal irgi jau žymiai jaunesni yra, bet kaip tu matai tą pasikeitimą tokį patį, kur aktyvumą, kuris ar norėjimą įsitraukti tas pats? Tiksliau, kuris turi daugiau jėgų. Tai gal irgi toks galėtume taip suformuluoti. Ta prasme, mes turim Krekenavos gimnazijos direktorių, kuris turi 40 metų su virš ir lengvai deda į krepšį. Toks nenusileidžia, toks atyva, kur ateina. Nenusileidžia jaunimai. Tai sakant, dabar, kuris geresnis, parodysim taip. Ne, viskas yra gerai, svarbu turėti noro, turėti tų jėgų ir mes ką labai bandom daryti ir kol kas tas su rėmėjų pagalba labai sekasi, tai sudaryti visas sąlygas, kad klubo nariai turėtų galimybę treniruotis, turėtų galimybę išvažiuoti į išvykas, sužaisti, kad... Turit savo salę? Jo, tai mes kai Velžiui atstovaujam, tikrai turim puikius santykius su Velžio gimnazija ir sąlygas tikrai sudaro mum tiek treniruotis, tiek žaisti namų rungtynes. Kviečiu, kada laida dabar šitą išeis? Kitą antradienį. Tai 22 dieną šeštadienį rungtynės su Kelme, atvykit, naudojos progą, atsiprašau. Atvykit į Velžio gimnaziją, pažiūrėkit, turim irgi nuo šių metų turim rėmėjus, kurie įsteigė prizą būtent rungtynių metu, pataikai tritaškį, laimi prizą. Tai irgi atrodo smulkmenos, bet bandom tą bendruomenę auginti, kad žiūrovai ateitų, laimėtų tą prizelį, parsineš prisiminimą kažkokį turės. Vis dėlto reikia kažkokios veiklos tarp pertraukų, tarp tų minučių. Čia labai viskas gerai yra. 26 dieną. 22. Tai čia palaukit, gauna šeštadienis. Jo, čia yra šeštadienis, tai Tai geriausia diena ateiti. Taip, kada galime jau atsipalaiduoti ir visokios, bet kad geriausia yra prizai, kad, tokia, kad irgi paskata, tai... Jo, tai irgi dar kas jau labai tingi
eiti ir palaikyti, tai irgi jau 2 metai su partneriais kavalierium kviečiam laimėti kavos puodelį ir desertą. Ta prasme, sėdėt Facebook'e, iššoka reklama, atspėk rezultatą ir laimėsi. Tai niekur nereikia eiti tam pačiam Facebook'e. Kas turi gerus analitinius sugebėjimus, ypač gal merginom irgi, kurie būna, kur toks tipo, kur toks išskaičiuoja, nu va tai bus, ta prasme, arba. O gal vyrukai parodykit savo jėgas. Kodėl nepabandžius? Nieko, kaip pasakyti, net nuo sofos gali neatsikelti, pabandai atspėti, pavyks ir eini savo ramiai kavos atsigerti. O pats, kai kalbėjau, būna, tenka iš psichologinės pusės, ta prasme, požiūrio, tai gal aš norėčiau paimti aspektą, kad kaip tie jaunesni žmonės žiūri, gal palyginus negu su tavo karta, ta prasme, ar yra jie tokie kaip angliškai būtų coachable, ta prasme, ar jie mokytinė, ta prasme, žmonės, ar jie tokie, kur, žinai, norintis, ar kaip, dabar šiandienai tam pačiam pavadinimui, kur, tai jie nieko nenori, tai nieko nedaro, ta prasme. Jo, aš nežinau, iš klubo perspektyvos, jeigu žiūrėčiau, aš manau, kad antiek dabar visko daug vyksta, apskritai, tiek Panevėžy, tiek visoje Lietuvoje, tiek tarptautiniai koncertai, veiklos, renginiai, kad galbūt jau ir nebespėja, nebežino, ko nori, nes labai daug visko vyksta ir galbūt kartais tas pats jaunimas nori pailsėti nuo tos didelės veiklos, nuo tų pasirinkimų, nuo tų koncertų. Nežinau, ta prasme, sunku kalbėti, tiesiog galvoju. Šiaip labai gera mintis, prasme, kurias dar nesu girdėjęs. Labai didelis tos perteklis, ypatingai veiklų. Anksčiau būdavo šiek tiek mažiau, tai tu galėdavai rinktis ateiti varžybas arba rinktis, kaip sakant, sportuoti. Dabar atrodo taip visko daug, kad kartais tiesiog norisi nieko neveikti. Jo, kaip ir sakau, susidaro kartais toks įspūdis, kad turbūt per daug yra tų pasiūlymų, kad... Tai gerai, taigi dabar jums, ponai, klausimas, ar ne? Tada, tai kaip jūs tada, tai kaip jūs, mėly draugai, kaip atsipalaiduojat, koks jūs, kaip jūs, toje visoje chaose, kuris vyksta, tai prasme, kiekvieną dieną, kaip jūs ką išsirinkat, kuriam skiriat daugiausiai laiką, kaip gal pasakytumėt jauniems žmonėms, kuris gal toks ir nori čia, bet ir taip galiausiai jau nieko nebespėja ir tas arba... Oi, atsiprašau. Taip syva, kur, žinai, kur pasėdėsiu aš geriau ant tos sofkės gal tada. Žinok, nieks nenucipins tavęs. Tai gerai, tada bus natūralesnis. Natūraliai. Tai, pirmas. Išėlės, kaip sakant. Gerai, tik sunkus klausimas. Kur tu sunkus, kad tu čia lauri? Ne, šiaip tai aš, kolega, kol pagalvos, tai irgi, po laidos filmavimo turim treniruotę, renkamės, pasportuosim ir kaip sakau, susirenkam suaugę vyrai nuo 40 plus iki jauniausias turbūt pas mus dabar komandai 11-okas, jeigu neklystu, ar 10-okas, tai labai didelė amžiaus atskirti. Tai neleidžiat, kaip sakant, dar ego, kad užaugti tas įpakurą. Ne, viskas gerai, bet iš skirtingų veiklų, po skirtingų dienos darbų, kas iš lengvesnio darbo, kas iš fiziško darbo, kas iš... Visi susirenkam, pabendraujam, pasportuojam, išsikraunam, pabendraujam, paklausiam, kaip šeima, kaip vaikai, kaip namų darbai pasiekiam ir savotiškas išsikrovimas. O taip rekomenduojant, tai turbūt linkėčiau visiems atrasti tą savo veiklą, kuri teiktų džiaugsmą. Jeigu geri koncertai, tai iš tikrųjų, kiek gerų koncertų stadionuose vyksta, kokie atlikėjai atvažiuoja. Aišku, galbūt ne visiems ir tos galimybės leidžia, čia kitas klausimas, bet pasirinkimo, ką veikti šiuo metu tikrai yra labai daug. Tai
Tai jeigu gal ką paryškinčiau, ta prasme, kurie gal negalintis arba neleidžiantis galimybėm, ta prasme, arba aplinkybėmis paprasčiausiai laiko atžvilgiu, kad norit kažkur pabėgti, tai tada kaip geriausia, vėlgi yra variantas, taip, negalit ten sportuoti, pėsčiųjų žygiai tie patys, tikrai taip. Vyksta labai daug ir vyksta nemokamų, kur išeini, gamta, vėl tos pačios pažintis, vėl nematytos vietos, tai savotiškas, nori pabėgti nuo visko, į tą patį žygį išeini, eini vienas miškais, susimastai, susidėlioji mintis, ta prasme, tikrai vat, ką ir palinkėčiau, kad kiekvienas atrastų tą mėgiamą veiklą, tą mėgiamą užsiėmimą, kuris teiktų džiaugsmą. Tai. Nu, Lauri, ką išmąstei? Kokį dabar išmintingą atsakymą, rėš, kaip sakant. Išminties perlas. Tai pas mane tas užimtumas yra labai didelis ir gaunasi tame, kad aš to laiką labai mažai turiu. Tai dažniausiai išleidžiu, atsėdi prie kompiuterį, biškai pageiminį, aišku, standartiškai. Stresą nuėjimė, taip, tipo. Stresą nuėjimti. Taip, prie to kompiuterio dar totalizatoriai gali sudalyvauti. Bus proga išeiti, atsigerti skanios kavos. Prie tą pačią šunį pasivaikštau šiaip su šunim, labai tų daug kilometrų nuveinam. Nes tiesiog šiaip labai gera, vien dėl to, kad iš dalies yra kažkoks tikslas, nes aš dažniausiai be tikslo neinu, kai kažką daryti. Tai... Va, čia tai jau tikrai kaip technologas pasakytas, be tikslo, nei piršto nepajudinsi. Rezultatas turi būti rezultatas. Tai kad toks ir sporto atrodo tas pat. Iš dalies. Taip, bet kartais tas procesas irgi labai... Kažką pertraukiu, ne? Norėjai kažką pabaigti. Tai tas dalykas pas mane labai apribotas, ką galiu veikti, tai kol nebaigiau paskutiniai metai, tai baigsis kolegija, kaip sakant, atsivers didesnį plotai. Bus, kaip sakant. Ir bus ir sportas, ir tie patys šokiai, atsidėta labai vis kamuoja mane, bet aš tikrai nuveisiu. Tai ir tas pats ir galbūt ir krepšinis, nes pas mane darbe irgi žmonės turi savo komandą, yra toks noras, ambicija išeiti, bet čia jau Vilniaus miesto lyga, tai yra labai didžiuliai norai ir tai tiesiog reikia pirmą pasibaigti kolegiją. Man tai toks, bent jau įgavo, man kalbant, tai aš sakyčiau, kur, kaip ir tu sakei, šiandien dienai, aš kaip sakau, mes matom, yra tas posakis, kur šiandien geriausias yra galimybės, bet aš sakyčiau, kad šiandien dienai gali būti labiausiai išblaškytas. Nes tada, kai informacijos rautas yra, palyginamas istoriškai, tai yra daugiausiai, kiek mes turim, ir kad tarp jos, kad dar yra toks galvos, ne tai, kad, aukso puodas, bet galvos skausmas, žinai, taksifa, kur. Tai man tas gal labiau, tas būna labiau, irgi pabuvimas tiesiog su savo mintim, tiesiog, bet ir būna savi pagauni, kad kažką nori daryti, dar kažką, arba ir toks instruktyviai kažką man reikia paklausyti, tas būna. Gerai, dingtas telefoną, numeti kažkur, tik tai nenori, ir kad toks nuimi, ramybei, visai kas. Va čia tas būna, kur tada geriausios mintis, geriausios idėjas atrodo, tos pačios, kur ateinančios. Tai manau, kad jum, kas tikriausiai, kas irgi geriausiai, ir gal bus išklausytams, kad kokių minčių, kurie gal bus labiau praktiškai, taip, kurie nesijuntis, kad vieni bus. Sakyčiau taip, kartais reikia pailsėti nuo socmedijo, telefoną padėti šalia, tiesiog arba pasidėti, arba tiesiog kažkur išeiti, kažką nuveikti, nes tai tikrai atsiveria labai platus horizontai. Vien dėl to, ką tu sumastai, ką tu sugalvoji, galbūt iš, nežinau, karjeros pusės, galbūt iš gyvenimo pusės, labai, labai gerai iš tikrųjų. Tiesiog pabūti su savim, tiesiog pabūti su savo mintim. Jo, tai visiems turbūt reiktų atrasti tą tiek mėgiamą veiklą, tiek mėgiamą poilsį nuo mėgiamų veiklų, tai.
Tvarkoj. Tai jeigu dedant tokius akcentus, ką labiau norėtum tos pačius, ties krepšinio paminėjom, kad irgi, kad būkit aktyvus 22 dieną, šeštadienį. Jo, 22, paskui 29, paskui gruodžio 6, paskui gruodžio 13. Tikrai taip, kuo daugiau, kuo. Ir pavadinimas tas pats, Velžys Galės Baltic. Tai pasiekit irgi tas pačius krepšininkus, mūsų irgi naujus draugus ir palaikykim vienas kitą. Tai ką labiau pavyzdžiui, gal norėtum tokį paskutinį tariamą tokį žodį tiem patiems studentams ar gal kokią norėtum, su kokia mintim, kaip sakant, palikti žmonės? Jo, tai baigiant, iš tikrųjų, čia per visą laidą nemažai prabėgom to laiko ir truputį nuklydau prisiminimais, kaip mes tada, mūsų būtent ta karta 15 metų atgal, turėjom tą studijų pradžią ir ieškojom savęs, žiūrėjom, kas tinka, kas patinka, keisdavom studijų programas ir sakyčiau, kad nereikia bijoti keisti, jeigu įstojot, pabandėt, nepatiko, nebūkit ten, nes jeigu mokysitės, tai tikrai bus kančia. Jeigu pabaigsit, ar jūs norėsit tą dirbti, kas jums nekėlė džiaugsmo, net ir besimokant, turbūt ne. Tai kol yra tas laikas, kol bandykit, ieškokit savo to, kas teiktų džiaugsmą ir ką norėtumėt daryti po studijų. Tai palinkėjimas būtų vienas toks, kitas iš studijų imkit viską, nuo ko ir pradėjom iš tikrųjų pokalbį, kad studijos yra ta galimybė pasimti daugiau nei kad paskaitos, dėstytojų medžiaga, dėstytojų pagalba, bet ir ta užklasinė veikla. Tai, o kas liečia būtent apie mūsų kaip po krepšinio klubą, kaip tai mes irgi turim tą tikslą būtent kurti bendruomenę, kurti renginius, kviesti žmonės, auginti tą aktyvų laisvalaikio būdą. Ir tikrai kvieščiau visus vasarą, kaip ir esam nusimatę gegužės pabaigoje, bet žinot, dar ilgas laikas, galbūt ir birželis bus, ta būtent sporto. Organizaciniai visi reikalai viskas. Jo, tai ta sporto šventė, tai tikrai kvieščiau ateiti, sužygiuoti, sudalyvauti tiek tinklinis, manau, vasarą studentai. Turėjome irgi tinklinio varžybas, tai tikrai ganėtinai susidomėjimas ir gausiai. Tai vasara kaip tik yra tas momentas, kada studentai atsiranda laisvas laikas ir visas tas veiklas, vis ypatingai sportiškas, tai tikrai naudingas. Jo, tai nežinau, bekalbant dabar pagalvojau, gal ir kokį kolegijų reiktų studentams su jumis, su mumis, mielai tikrai prisidėtume, kokį turnyrą padarytume, kad ir 3x3 įtraukiant. Tai kaip tik ir turėsime šį ketvirtadienį 3x3 irgi turnyrą krepšinio. Tai jau pralenkėt mano mintį tada. Tai tai ne, visas arkoja. Bet gali sudalyvauti. Mes jūsų kviečiam ir kitą prasme, kad ir mes ir savus kviečiam ir kitus palaikyti, nes mes esame ir draugiški, ir vieningi. O aš gal norėčiau, kad tau padėkoti, kad ne tik, kad atėjai pas mus ir pristatai irgi apie pačią komandą ir kaip tie visi tavo kelias tas pats, bet ir tai, kad iš žmogiškosios pusės, kad vis tiek irgi buvai jaunystėje aktyvus, ta prasme, kas mano metuose, ta prasme, kai buvai, kai studijavai ir tiek, ta prasme, kad iš tos pačios pilietinės pusės, ta prasme, aktyvus darai ir ta prasme stengiasi ir savotiškai, žinai, tu prisidedam taip prie to gražesnio pasaulio savotiškai. Tai būkit, darykit gerus darbus, būkit aktyvesni ir sakysiu, kad iki kitų kartų ir būkit laimingi ir būkit saugus. Tai va. Iki greito. Iki.